Sony flagmanas, Sony A7 Mark V. Nuo 21 metų laukikai laukia, biurokratai spausdino instrukcijas nuo gruodžio, niekaip mums netidavė, užsakėm labai daug, 100, atvažiavo 4. Nereikia liūdėti, svarbu, kad atvažiavo ir dabar žmonės galės džiaugtis ateinančius 4 metus ir jau laukti Mark 6. Ką šitas aparatas naujas turi? Turi pagerintą matricą, lietuviškai mes vadinam į sensorių. Jisai yra toksai stacket, reiškia, kad įrašinėja vaizdą daug greičiau į matricą ir į judančius objektus galite įrašyti tiesiai, o ne tokius kreivus išplaukusius. Turi geresnį stabilizatorių, turi geresnį vaikiškai šnekant filmavimą. Iš tikrųjų 4K su 120 kadrų su tam tikrais apribojimais ir papildomų režimų. Tai turėsite naują aparatą, geresnį tiek filmavimui, tiek fotografavimui. Naudosim daugiau filmavimų. Taip kad neliūdėkit, čiupkit, griebkit, nes flagmanų išėjo nemažai praeitais metais ir ateinantis 4 metai nebebus tokių didelių pasikeitimų.